Jeigu nori nueiti greitai, eik vienas. Jeigu nori nueiti toli, eik drauge. Ai, matai, nu tai va. Čia šiek tiek siejas su to tokiu Zefo panikimu susijęs. Jo. Visą laiką viskas su juo siejas. Viskas su juo siejas, viskas yra siejas liusa kišeniai. Ne, žiūrėk, kažkas yra pasakęs, ne, tikrai kažkas turėjo šitą dalyką pasakyti, kad gyvenimas yra ne sprintas, o maratonas. Ir kad ir kaip skambėtų marathon, kad ir kaip skambėtų kaip klišė, kas? Etiopiečiai. Etiopiečiai yra visų pagrindinių posakių pasaulyje pasakytai. Taip pat kaip ir tas, jeigu nori eiti, nu taip. Ne graikai. Nesvarbu, kad graikai išrado maratoną, bet... Prie ko čia graikai išvis? Prie ko čia graikai ir maratonas vasme? Tas graikai yra prie Makedonijos. Jisai dabar graikas ant pakeitimo lauktų ir niekada nebūtų pakeistas, ta prasme, bėgime. Etiopietis prabėgtų, nepastebėjęs graikos. Etiopietis jau 2 maratonus. Vien šau, jeigu mes norim suprasti apie gyvenimą. Žiūrėjau tą vadinamą etiopiečio, to, kuris išbėgo greičiau nei 2 valandos maratoną, kur laimėjo Londono maratoną jisai ir padarė tą pasaulio rekordą. Jo bėgimo tempą. Ten, kiek atsėdisai bėga kokiu tempu. Tai aš galvoju, mes vidurinėje mokykloje 100 metrų taip nebėgdavom greitai. Kiek su maratonu bėgo. Bėg 100 metrų, jis tave aplenkia ir jis nubėga. Per visą Klaipėdą ir atgal grįžta. Tai 1 kilometrą. Kiek tave teisybės yra, aš nežinau, bet aš tokį esu girdėjęs, kad etiopiečiai treniruojasi maratone, bėgdami paskui laukinį gyvūną. Gazelę, pavyzdžiui, ten stirną, elnę. Čia nėra kažkoks rasistinis pasakymas. Prasme, prie ko čia rasistinis, kad bėga paskui gyvūną, tol, kol gyvūnas pavargsta. Ir tada jis žino, kad treniruotė baigta. Taip įsivaizduoji? Čia kas yra, čia liaudis folkloras kažkoks, tikriausiai yra. Jo, dabar mes iš kur pačias tiek ištvermės. Realybė turi. Taip, gyvenimas jo nėra sprintas.